Štai, jau 3 diena, kaip aš stovykloje. Viskas būtų puiku, tik gaila, truputį apsirgau. Bet nieko, tuoj pasveiksiu. Beje, mano kambary gyvena dar 3 mergaitės. Kristina, kuri ką tik man atnešė liepžiedžių arbatą. Ir dar 2, Marija ir Elena. Jos yra geriausios draugės, tad labai gerai sutarė. O gretimam namelį gyvena 4 berniukai. Kasparas. Šiaip jis fainas, tik kažkodėl absoliučiai negali pakęsti Kristinos. Ir dar 3 jo kambariokai. Ugnius, kuris nuo ryto iki vakaro daro atsispaudimus, turbūt galvoja, kad tada stovyklos mergaitės mylės jį žymiai labiau. 2019. Dar Tomas su Kasparu, kurie šiandien buvo trumpam pradingę ir iš kažkur atsinešė maišą pilną pomidorų, kuriais tuoj pasidalino su visais stovyklos draugais. Ir paskutinis Lukas. Jis yra labai kuklus ir drovus berniukas, tačiau kambariokai vis tiek jį globoja ir visai pralinksmina. Šiandien, jeigu atvirai, labai keista diena. Ir ne dėl to, kad susirgau. Tiesiog nuo ryto mūsų stovykloje ėmė dėtis nesuprantami dalykai. Klišas visiškai! Prieš pietus berniukai žaidė futbolą. Kasparas netyčia kamuolį nuspyrė į mišką. Bėgo jo pasiimti, bet sustojo ir kažko išsigando. Netrukus iš miško išlindo baisus Elgeta. Po pažastimi jis nešėsi mūsų kamuolį. Babasė ėmė kabinėtis prie visų prašydamas išmaldos. Tada Ugnius išspyrė jam kamuolį, o Tomas netyčia, norėdamas tik pajuokauti, spyrė iš visų jėgų ir pataikė kamuolį tiesiai Elgetai į veidą. Tam iš nosies pliūptelėjo kraujas. Elgeta berniukus iškeikė paskutiniais žodžiais ir nuėjo susiėmęs už nosies. Urniai kažkokie. Vėliau į stovyklą atvažiavo kažkoks girtas kaimietis. Aš jūs pamokysiu, kaip mano pomidorus vok! Grįžt, vailiot! Grįžt, vailiot! Ką čia gazdini vaikus? Ką gazdina vaikus? Mano pomidorus pavogė! Nieko nevogė, eik iš išvis gerai! Paskutinį kartą klausiu, kas pavogė mano pomidorus! Ne tik, kad pomidorus pavogė, bet dar ir užmušė! Negyvai užmušė!
O vakare berniukai išsiuntė Luką parnešti čipsų, kuriuos stovykloje valgyti griežtai uždrausta. Lukas mielai sutiko, nes ir pats labai mėgo čipsus. Užmušiu, jie mane parneši! Gerai, parnešiu. Jeigu grįši į stovyklą be čipsų, gerai nesibaigs tau! Supratai? Aišku, Vasile! Aišku, gerai. Girdėjai, Lukas dingo. Nedingo, jis nuėjo parnešti čipsų. Bet tai jau seniausiai turėjo grįžti. Ai, grįž, niekur nedings. Kur dar du? Kur? Gabrielė savo kambarį sarga. Kur Lukas? Ką žinau? Nėra Luko. Gerai. Jūs du į Nironis, jūs du į Anykščius, o jūs su manimi einat ieškosi miške. Taigi, laimingasis numeris 17. Turime laimėtoją iš Anykščių rajono. O mane paliko saugoti stovyklos, nors iš tiesų galėjau eiti su jais ir jaučiausi jau beveik sveika. Gasi, kad gyvas? Tai gal paaiškinsi, kur tiek laiko buvai? Kalbėk aiškiai. Kas čia per rūbai? Kas čia per skarmalai, apdriskės visas? Pabūk čia, gerai? Niekur neini. Kas atsitiko? Visus stovyklautojai grįžo, tik Kristina nėra. Kas čia per nesąmonės darosi? Tai kur jinai pasiklydo? Kur miške? Kas yra? Gal reikėtų pranešti policijai? Policijai pranešti nereikėtų. Policija ir taip galvoja, kaip čia viską uždaryti greičiau. Supranti? Pasiklydo, grįž, viskas normaliai. Bet naktį gali ir negrįžti. Grįž naktį, o jūs iš visko čia žiūrit, einat miegot greitai visi! Grėsia, kai kur mūsų čipsai? Prisipažink, gražiuoji, suėdai? Ne, aš nieko neprisimenu. Tu prisimins. Kas? Ai, paliekam čia tą savo ramybei. Rytoj išsiaiškinsim. Kristina, kas atsitiko? Kur tu? Aš kažkokiam tunelį, aš pasiklydau. Šitam tunelį pilna mūsų. Padėk man. Įminėjo tunelį. Ai jo, mačiau po keliu yra kažkoks vamzdis, lygtais tunelis. Ai, nu tai galim nueiti, vis tiek jinai turi mano šukas. Tai ir varykit ten tik staigiai. Ir dar pasimkit kraideles, kad rašiau jūs. Ai, ir skambinkite jeigu ką. Gerai, būtinai. Nu tai tada ate. Sėkmės. Kaip sekasi? Kur jūs? Viskas okei? Labas. Aha, viskas gerai, nesirūpink, mes tau paskambinsim, kai ateisim. Gerai.
miegi? Kažko nesimėgai, nu pasivaikščiau. Kur eini? Kur reikia ten ir einu, ratais kvadratais. Man irgi nelabai mėgasi, gal ir aš galėtų. Galėjai, neturi ką veikti. Žiūrėk, einam ten. Nori papasakosiu tau vieną istoriją. Gali pasakoti? Kartą vienoje stovykloje, panašiai kaip mūsų, įvyko toks keistas atsitikimas. Kambariokai nusiuntė savo draugą į parduotuvę, kad parnešti čipsų. Tas nuėjo ir nusipirko ne tik čipsų, o ir loterijos bilietą. Ir pamanyk, tas bilietas buvo laimėjimas. Meniukas išlošė daug pinigų ir pradėjo galvoti, kur tos pinigus dėti. Jei parsinešė stovyklą, reikės pasidalinti su draugais. Tad nutarė juos paslėpti. Ir jis nieko neprisimena. Įdomi istorija. O kaip tai istorija baigėsi? O tai istorija dar nesibaigė. Žiūrėk! Žiūrėk, ką padarei. Kristina tikriausiai žuvo. O prie ko čia aš? Dar nežinau iki galo, bet man atrodo, kad čia kalti tie pinigai. Kur tu juos paslėpei? Kur? Nu ne. Bet parodysiu. Dieve pabusti, neturinčiam saiko, nėra stipresnių vaistų už meilę ir greitį. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau. Bėgte, neturi, aš jūs suviliosiu. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo. Nudegino širdį man kadais. Kristina, Marija, Elena. Viskas įvyko taip staiga, jis pradėjo mane pulti, smaugti, paskui nieko nebeatsimenu. Jis irgi buvo lygiai taip pat. Man atrodo, jis mus išmigdė. Taip, jis dūrė kažką į kaklą ir dabar yra likusi ta žymė. Jam nesuprantu, ko jis taip elgėsi. Viskas labai paprasta. Lukas loterijoje laimėjo daug pinigų. Paslėpė juos čia, o Elgeta rado. Ir pamatęs jūs nenorėjo, kad išduotumėte jo slėptuvę ir atimtumėte iš jo pinigus.